Kai Rusijoje ateina ryžtingų permainų metas, globalūs istorinio laiko tektoniniai poslinkiai, visada iškyla klausimas apie miesto prigimtį ir miesto civilizacijos dalį Rusijos istorijoje. Šiame numeryje yra daug laisvės ir savivaldos problema ir buržuazinių miestiečių rusų požiūrių, miestietiškų vertybių priėmimo ar nepriėmimo problema ir nekontroliuojamo plitimo numaldymo problema. Erdvės su Euklido ženklais ir perspektyva, o tiesiog komforto klausimas, kuris nemaloniai ar maloniai užklumpa kiekvieną, kuris iš sugriuvusių gimtosios Palestinos gatvių ir šlaitų namų persikėlė į tvarkingas akmenimis grįstas gatveles ir tvarkingus Europos miestų namus. Ir jei vidutinis žmogus, miestietis, iš kurio rusų intelektualai mėgsta šaipytis per pastaruosius 150 metų, gyvena šiuose labai išblizgintuose miestuose, vadinasi, šių miestų prigimtyje yra kažkas, kas rusui netinka, taigi ką? Polis ir izonomija pagrindinės visuomenę apibūdinančios savokos ekonomika ir politika yra įsišaknijusios miesto topologijoje. Politika yra bendrų reikalų tvarkymo būdai politije, miesto valstybės rėmose. Oikos tai visų pirma sėslaus žmogaus, jo indų ir buities šeimininko buitis, privačiai išsidėšiusi politijos atžvilgiu. Ir nors politija nebūtinai yra miesto reikalas, o oikos ne visada apibrėž save politija, mūsų topos, kuriame spontaniškai aptinkame ir sujungiame abu, iš ankstinio sulaikomumo erdvė mąstymui apie socialinę struktūrą, atžvilgiu, yra neišsakytas ir tvirtai įsišaknijęs miesto gyvenime, miesto ontologijoje. Miestas mus pagauna kaip topos, kol pradedame galvoti apie visuomenę. Tai žinoma visų pirma dėl to, kad pats pirmųjų egzistavimo priežasčių ir principų mąstymas yra neatsiejamai susijęs su graikų miesto kultūra. Kosmoso filosofija, elementų ar principų atsiradimo ir naikinimo tvarkos formulavimas, jų jungimo būdai, struktūrinė priklausomybė ir hierarchija yra būtinas momentas formuojantis izonomijai, kosmoso kaip vienalytės centralizuotos vaizdavimas. Simetriška ir proporcingai išdėstyta visuma. Janas Vernantas, vienas pirmųjų pademonstravęs tokią struktūrinę priklausomybę, rašė: polis atrodo kaip vienalytė visata, be hierarchijos, be lygių, be diferenciacijos. Arche nebėra susitelkęs į vieną veikėją socialinės organizacijos viršūnėje. Ji pasiskirsto tolygiai visoje viešojo gyvenimo sferoje, šioje bendroje erdvėje, kurioje miestas randa savo centrą, savo mezoną vienas out, pay, Vernant les origines de la pensée grecque pay, PIF, 1969, pay. 99. Būties filosofija yra būtina atrama miesto kaip polio, kaip politikos vietos visuomeniniai organizacijai. Ionijos filosofai, ypač Anaksimandras, įdėjo kosmosą į geometrizuotą erdvę. Priešingai nei mitas, Anaksimandro kosmose joks elementas nėra labiau privilegijuotas Bazilijus. Žemė, esanti Anaksimandro žiedinės visatos centre, nejuda dėl vienodo atstumo nuo visų elementų galios. Tuo pat metu Anaksimandro žodynas, kurį jis naudoja savo gamtos filosofijoje, pirmiausia yra politinis. Elementų įtakos vienas kitam jėga įvardyjama kaip valdžia, kratos, o jos pasiskirstimas kaip teisingumas, pylimas. Išlaikant elementų, jėgų pusiausvyrą, realizuojama daugybė stabilaus ir proporcingo kosmoso vienybė. Apeirono viršenybė garantuoja egalitarinės tvarkos, pagrįstos santykių abipusiškumu ir suteikiant bendrą nomosą dinamiškam elementų pasiskirstimui kosmose, tęstinumą. Būtent filosofijos priemonėmis pirmą kartą buvo galima suprasti žmonių santykius iš dievų santykių ir sudaryti sąlygas pasireikšti nomosui, kuris reguliuoja žmogaus santykių su žeme pasiskirstimą kaip profanišką nusilenkimą. Renkantis ne prie šventyklos ar rūmų, o aplink agorą, viešo reikalų sprendimo vietą, dėl kurios tapo visuotinai įprasta. Filosofija sukūrė įtraukimo erdvę, kuri vėliau buvo užpildyta socialinė izonomija, kuri adekvačiausiai išreiškė demoso galią, geometriškai sutvarkytą Atėnų piliečių, Atėnų tautos pasiskirstimą. Kai prezidentas Bušas šiandien galvoja apie pasaulį kaip apie didelį miestą, geometriškai išdėstytą aplink kažkokią idealią agorą, tuščią erdvę nekliudomai asmenų ir tautų įsigorė juridiniai žodžio teisiai, jis yra tik kitame pasaulio gale. Ta ilga istorinė kreivė, kad eletik mąstytojai pradėjo elementų izonomiją ir atgaivino Atėnų amatininkus, vadovaujamus Kleistheneso, Dudžėje, klasikinį tyrimą, nagrinėjantį Atėnų demokratijos gimimą per Klesteno reformas. Pei levetue? Pei, vidal natuet Klistene latvenient pei, 1964.
Ši izonomiška erdvės struktūra mums atrodo neutrali, paprastas konteineris daugeliui pastatų, o ši daugybė pastatų neutrali ir patogi aplinka mūsų asmeniniam gyvenimui. Ir nepastebime, kad šis neutralumas yra labai agresyviai organizuota pasaulio padalymo tarp žmonių ir dievų forma, tam tikra profaniškos žmonių erdvės atskleidimo išoriniam, už jų miesto šurmulio skliaustų pasauliui. Dievai, kuriems yra skirta tylių ir geranoriškų piliečių struktūros stebėtojų vieta jų savo skirtoje izonominėje erdvėje. Ir todėl, kai iš dangaus staiga nukrenta patogios techninės priemonės, kurios kaip izonomijos dalis atrodo neutralios kovos tarp gėrio ir blogio klausimams, atnešdamos mirtį ir sunaikinimą kitų, nepaaiškinamų dievų vardu, apokaliptika. Atsiranda šokas. Pasirodo, įstatymais nubrėžtas neutralaus žemės ruožo pasaulis po saugiu dangumi tėra kažkieno būdas organizuoti savo egzistenciją, trapus ir išlaikomas tikėjimu, kad pasaulis yra toks ir tik toks. Pasirodo, yra ir kitų būdų susieti žemę ir dangų, kurie kažkodėl patogesni baisiems, nesuprantamiems ir neabejotinai piktiems žmonėms. Ir tada ateina supratimas, kad savai polisinį, izonominį žemės ir dangaus padalymo būdą, žmonių ir dievų pasaulį, reikia saugoti kaip kažkokią vertybę nuo kitų, visiškai skirtingų vertybių paskirstimo būdų žemės ir dangaus santykiuose. Kitaip tariant, paaiškėja, kad pasaulyje vyksta nuolatinė kova tarp nuo mūsų skirtingų tvarkos ir masto supratimo būdų, atsirandančių dėl žmonių pasiskirstimo žemėje kaip erdvėje ir miesto dispozityvų, kaip svarbiausių topologinių nuo mūsų kristalizacijų.